Kokį maistą? Dvasinis maistas čia dalinamas šitoj vietoj. Kokio maisto jūs stokojat, žino tik Dievas. Ir tą meniu jisai jums paruošia. Aš tikiu, kad kažką nuo to stalo vis tiek kiekvienas gausit. Tema šiandien yra tokia su sodininkystė susijusi. Kalbėsim apie savo sielos sodą ir apie jame augančias piktžoles ir kaip jos ten atsiranda. Atsiverskime paštą Hebrajams 12:15. Ten parašyta: žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį. Apie kokią karčią šaknį, kaip galvojat, mes čia kalbėsim? Karti šaknis ne visada blogai. Pavyzdžiui, ciporių šaknis yra karčios, bet jos labai naudingos. Kiaulpienės šaknis irgi, iš kurių kavą daro, yra karčios, bet jos taip pat teikia sveikatą fiziniam kūnui. Ne visi kartumynai yra blogi. Bet šito atveju kalbėsim apie apkartimą savo sielos ir per kur tai ateina. Raštas teigia, iš tos eilutės mes matom, kad mums reikia saugoti, sako, žiūrėkite. Kai raštas įspėja žiūrėti, čia tas pats, kas žiūrėti savo, bet ką. Pavyzdžiui, mes turim dabar triušius ir juos reikia žiūrėti, kad jų naktį paliktų garde neužkluptų lapės, žiūrėti, kad jie turėtų maisto. Kai yra žodis žiūrėti, reiškia, reikia kažką nuveikti dėl to. Ne vien tik tai žiūrėti kažką, galima teisingai žiūrėti tolumą ir gerėtis vaizdu. Bet šito atveju pavartota žodį žiūrėkite reiškia, būkite atidūs, pasirūpinkit savo sielomis. Ir suteršdama daugelį, sako, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį. Iš ko mes atpažįstam, kad ta karti šaknis jau kažkur mumyse ten kerojasi. Simptomai įvairūs. Žinot, pas daktarą, kai nueini ir tu turi papasakoti. Kai jis tau nustatytų diagnozę, tu turi daktarui papasakoti, kas tau yra. Tai lygiai dvasinės ligas, lygiai dvasinės simptomatika, kelias tas pats. Ištirti savo širdį ir žiūrėti, kas ten vyksta. Ištirti savo reakcijas ir žiūrėti, kaip mes reaguojam į įvairius reiškinius. Požymiai. Staigus pyktis, nervingumas, lengvai įsiskaudinam, esam lengvai pažeidžiami. Šitie požymiai jau rodo, kad kažkas su mūsų širdimi netvarkoje. Žinot, kai kur nors skauda, kai tu fizinę žaizdą padarai ir užgauni, tai visada būna reakcija, jeigu tu ją palieti. Lygiai su dvasiniam žaizdom, lygiai su tom vietom, kurios yra sužalotos, reakcija būna tokia pati. Kažkas pasako tau žodį, neatsargų, kažkas tave visai net nežinodamas to pasako eilinį tekstą, bet tau jau užsigavo, tau sureagavo. Tai yra pirmas simptomas. Ir net išvaizda, kada mūsų širdis jau yra apkartusi kažkiek, mūsų išvaizda tai išduoda. Žvilgsnis nebėra toks spindintis ir linksmas veidas, yra rūškanas. Mes visi žinom, kada mums kažkas negerai, kad kažkas jau negerai, net sako veide parašyta, net yra tokia patarlė. Arba akis viską išduoda, taip jos išduoda. Ir čia yra ne tam, kad kažkaip prieš visus pasakot, kas tau yra, čia yra pačiam, kad reaguoti tai. Ir jeigu toliau žiūrim, dar viena savybė, kada mes visko daromės nepatenkinti. Būna taip, žinoma būna, kada tas nepasitenkinimas jau toks, kad ir tas nervuoja, ir anas nervuoja ir jau bendrauti nesinori su nieko. Čia va vaikučius, atsiprašau, aš turėjau pasakyti, ar ne, kad su vaikais visada pamirštu, nes pas mus kitaip yra.
Vaikų daugiau šiandien negu suaugusių, tai kiek čia liko dabar, kiek visas išves? Ir vyrai, jūs einat šiandien su vaikais? Ir jūs? Nu, o dar du klausytojai išeina. Įrašai nėra, bus įrašas. Mes žinom, ramybė dingsta. Ir iš pradžių dar, slepiam, maskuojam, kažkaip, įmanoma vaidinti, bet ateina laikas, jeigu mes to nesitvarkom, jau nieko nepavaidinsim, viską išduoda veidas. Ir menkiausias kažkoks netikslus klausimas ar kažkoks klausimas apie tai, kaip tu jautiesi, gali suerzinti. Ir kaip ir piktžolė šaknis, jeigu yra, tarkim, piktžolė, mėtos, tai tarkim nėra piktžolės, aš jas labai mėgstu, bet ką aš pastebėjau, kai aš norėjau kažką dar pasodinti, tarsi atrodė laisvo ploto yra vazonė, bet kada pradėjau kasti žemę, pasodinti mėtoms, ten nebuvo pasodinti šitą žemę kažką kitą, tai nebuvo vietos, nes tik pakasus buvo vien mėtų šaknis visur. Išoriškai ten atrodė, kad jos kairiai pusėje, bet jų šaknis jau buvo nuėjusios toli, taip ir kartėlis. Iš pradžių jisai, tai yra nedidelė šaknis. Tai yra nedidelis kažkoks užsigavimas, tai yra kažkas, kas tarsi neužnuodė tavęs viso ir čia mes apsigaunam. Kas čia tokio atrodo, nedidelė šaknis, bet su laiku ta šaknis turi savybę plisti, kaip vėžys, tarkim. Vėžys yra baisi liga, kurios niekas nenori, nes ten yra sunkiai valdoma, jeigu tu nežinai, kaip su to tvarkytis. Lygiai dvasiniai plotmėje Jėzus davė tikslias instrukcijas, ką mums daryti, jeigu taip nutinka. O nutinka dėl to, kad tai yra siela. Ir kaip jau kalbėjom ne kartą, siela yra tas sritis mūsų asmenybės, kuri nuolatos reikalauja priežiūros. Jeigu dvasią atnaujintą mes gaunam tuo pačiu momentu, kai atgimstam iš aukšto ir su ja viskas tvarkoja, iki pat, kol mes iš čia išeisim, su sielom, tai tenka dirbti visą gyvenimą ir būti atidiems ir budriems. Nes kaip ir piktžolės, jeigu jų savo laiku tu ten neišrausi, arba leisi joms plėstis, jos netgi geriau gali užimti visas teritorijas tavo sode. Todėl reikia tą žinoti ir laikus tuo tvarkyti, sodinti vazonėlį, galbūt tą mėtą. Tiek, kiek tu nori, kad tai nužimtų. Yra varpučių, kurie iš vis jų neišrausi kitaip, jeigu tu neperkasi visos žemės. Tai lygiai ta širdis, laikas nuo laiko, mums reikia ateiti su to pas viešpatį, jis vienintelis gali parodyti, kur ten kas nukrito, kokia ta siekla, kur tas pyktis. Ir dar žinot, kaip ir su sunkiom ligom, iš karto tu net gali nejausti, kad tu įsiskaudinai, kad kažkas atsitiko negero. Kad ir vėžiai, simptomatika, simptomai pradeda jaustis tam tikroje tik tai fazėje. Pradžioje žmogus gali nieko nejausti. Lygiai čia. Todėl sako Dovydas psalmėje, ištirp mano širdį viešpatie, jis vienintelis pajėgus ištirti mūsų širdį. Jis vienintelis žino, kur ten kas pakasta ir kur ten kas mus sužeidė. Siela, ta prigimtis naujoji, kurią gaunam iš Dievo, jinai yra tobula. Bet šita senoji prigimtis, jinai dėja, kaip Paulius sakė, lieka su mumis ir visą laiką šalia. Todėl, kai kalbu apie mūsų širdį, apie mūsų sielą, būtent tą ir turiu omeny, būtent tą savybę, kad jinai reaguoja ne visada teisingai, būtent tą jos gebėjimą būti jautriai, ne vien tai gerąją prasme, jautriai viešpačiui, bet jautriai sužeidimams, jautriai ten, kur jai nereikėtų būti jautriai. Kasgi čia sielai gyvena mūsų ego, mūsų aš. Ir visi tą žino. Bet su tuo aš, dažną kartą žmogus sako, aš toks esu, aš turiu polinkį įsižeisti. Aš jautrus. Ir čia nėra tiesa. Jautrus Dievui. Taip, nes per tą pačią, kaip kažkas sakė, per tas pačias duris tiek skausmas ateina, tiek džiaugsmas, tiek meilė, tiek neapykanta. Bet kaip nuo to apsisaugoti? Šiandien mes kalbėsim, ar įmanoma iš viso apsisaugoti. Tai ką man daryti tokioje situacijoje? Galbūt jau tai yra girdėtos temos, bet aš tikiu, kad viešpats kiekvieną kartą kažką naujo gali prie to pasakyti, truputį kitų kampų parodyti, nes kiekviena tema, aš tikiu, yra labai plati, su viešpačiu yra ir gylis, ir plotis, neišsemiami.
Jo išmintis yra neišsemiama, todėl kiekvienu klausimu, kai mes klausimės, kiekvieną kartą gali pridėti prie to, ką jau žinom. Dabar pradžios knygoje, žinom, labai liūdna istorija, 4 skyriui, 3 eilutei. Gal ir atsiverskim, kad nebūtų vien tik tai apie Kainą ir Abelį, ta istorija yra. 4 skyrius, 3 eilutė. Laikui bėgant, Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruožtu aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Dabar sustokim trumpai toj vietoj. Viešpats netgi ne žmogus nepažvelgė į atnašą. Bet kas atsirado Kaino širdį? Čia pat pasidarė pyktis ir prislėgtas. Ką reiškia prislėgtas žodis? Nuliūdo. Nuliūdo tiesiog. Net dar galbūt yra kitas atspalvis to žodžio prislėgtas, kai kažkas tave slegia. Atsirado sunkumas ant jo širdį. Ir jisai netgi pats viešpats pamatęs užkalbino Kainą, lygiai kiekvieną kartą jis mato mūsų situacijos ir lygiai taip pat mums tą patį klausimą užduoda. Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Visada viešpats ateis pačioj pradžioj jis paklaus to klausimo kiekvieno. Kas tau? Kodėl tau pikta ir kodėl esi toks prislėgtas? Čia mes negalim apkaltinti Dievo, kad jisai tik tai dalyvavo pirmam veiksme, kad jisai atmetė vieną auką, o kito priėmė. Jis čia pat buvo, jis buvo ir toliau. Jis buvo, kai Kaino širdį jau sėjosi tos sėklos nusivylimo, pykčio, kai jis tapo liūdnas, apsusunkinęs. Dievas čia pat jam uždavė klausimą, bet ką jis su to darė? Ką mes su to padarom? Dievas ateina kiekvieną kartą čia pat, tvarkykis. Ta akistatą padaro, čia yra akistata su pačiu savim, tu jauti, bet kai tau kas nors tą klausimą užduoda, jisai dažnai erzina. Ypač kai žmogus, jeigu pamato ir sako, ko tu toks liūdnas, ar ne, ko tu toks piktas, neįlysk, žinai, sakai. Nu, arba atsiveri, tie du variantai. Ką aš darau su tuo? Arba aš pripažįstu, kaip man yra. Kainasgi, taip įdomu, nepasakyta, kad jisai, iš to, kas sekė toliau, mes galim spėti, kad jisai nereagavo į tos klausimus. Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas, bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykojo nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Aš nenagrinėsiu tų eilučių, aš iki galo negaliu suprasti. Man patinka tai, kaip čia pasakyta, kad jeigu tu, sako, nedarai gero, tai tu esi dar kitur, yra kitoks vertimas, kad yra kita eilutė, kad jeigu tu nesi savo brolio draugas, tu esi jo priešas, jeigu tu negini savo brolio. Čia kažkas man asocijuotųsi su tuo, kad, reiškia, Dievas jam kalba apie nuodėmę, kad tai yra nuodėmė pasiliktame, to reakcijų tavo, jinai yra nuodėminga. Čia yra užuomina apie tai, kad tu dabar, kaip reaguoji Kainai, tai yra, čia prie gero neprives. Ir žiūrėkit, sako, kad ta nuodėmė jau tykojo, jinai tykojo mūsų. Nuodėmė, vat ir yra tai, kas veda toliau į kartėlį, tą karčią šaknį, mes kalbėsim po to. Čia jau yra užuomina apie tai. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Tu gali ją įveikti, mes galim ją įveikti. Kiekvienam iš mūsų Dievas duoda jėgų. Ir nesakykim, neįmanoma atleisti. Dažnai taip sakom, tu nežinai, ką jis man padarė. Neįmanoma. Bet Dievas jau šitoj aiškiai pasako, jį tykoja ta nuodėmė, jinai nori tave pravyti, ne, kaip čia pasakyti, tykoja iš pasalų prie durų, iš pasalų. Nuodėmė nėra, čia nėra tarsi taip labai atvira. Ir tu kartais gali net neatpažinti, kad jau kažkas ten mezgasi, kaip ir vaikas, žiūrėk, prasidėjo iščiose, tu gali dar pirmas dienas nesusigaudyti, kad pastojai ir kas ten, o dar tom labiau berniukas ar mergaitė iš vis paaiškėja vėliau. Taip ir ta nuodėmė, vyksta viskas širdį, slaptoje.
Bet iš tų reakcijų, kaip sakiau, jau gali įtarti. Ir dar netgi jeigu pats neįtari, ateina šventoji dvasia. Čia pat. Ir tave veda prie tos akistatos. Ir sako, bet tu gali ją įveikti. Kaip? Kaip aš ją galiu įveikti? Savo jėgom? Tikriausiai ne. Bet Viešpats čia pat. Jisai pasiruošęs padėti. Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu. Žiūrėkit toliau, iš to, kas vyksta toliau, iš čia nepaaiškinta, čia veiksmas vyksta toliau, bet iš to, kas vyksta toliau, galim daryti išvadą, kad Kainas nepaklausė Dievo balso, jisai nereagavo tos perspėjimus, jis ėjo toliau. Ir kokios pasiekmes? Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu, kai jie buvo laukuose, Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį. Žiūrėkit, rezultatas žmogžudystė. Aš skaičiau istoriją, kai mažas vaikas, visiškai mažas, 9 metų, išmetė iš balkono savo sesutę per balkoną, tik gimusią. Vien dėl to, kad jisai pavydėjo mamai to dėmesio, kurį jam visą skirdavo iki tol, o kai atsirado sesutė, jai buvo skirta. Ir tas pavydas, tu gali sakyti, mažas vaikas, jis nieko nesupranta, bet žiūrėkit, kokia tai yra jėga. Pavydas privertė ir jis iš 7 aukšto tą mergaitę išmetė. Tai yra tikrai istorija ir jis tapo dar pats mažiukas, būdamas jau žmogžudžiu savo sesės. Tai yra baisu. Ir aš stebėjau, augindama vaikus ne kartą savo šeimoje, kada tu matai, kad vaikai iš tikrųjų vienas kitam pavydi. Jiems atrodo, kad kitam skiri daugiau dėmesio negu jam. Ir tai yra melas. Ir tai yra visiškai melas. Tai ateina iš mūsų sugedusios prigimties, tai ateina iš to, kad aš nepatyriau ir nepriėmiau Dievo meilės, galbūt nežinau, kad Dievo žodis apie tai sako, bet vaikas gal ir nežino, bet jo prigimty, ką aš noriu pasakyti, jau yra įrašyta. Mūsų sugedusiai prigimty šitie dalykai vyksta. Ir jeigu nieko nedaryti, jie tiesiog bujoja kaip tos piktžolės. Nieko nereikia daryti, tokiam vaikui niekas net neturėjo paaiškinti, kad tu turi dabar pavydėti. Jis tiesiog taip užpavydėjo, kad jisai ryžosi impulsyviai, net nesąmoningai tokiam veiksmui, priėmė sprendimą pašalinti kliūtį. Taip kaip padarė Kainas savo broliui Abeliui, jisai jį pašalino. Užsimesgė, sakykime, tokia seka, reiškia neapykanta, po to sekė pyktis, o po to jau sekė dar baisesnis veiksmas, pyktis jau pagimdė netgi veiksmą žmogžudystę. Kiek mes nužudom savo širdį kažką? Nebūtinai čia fiziškai. Žudom. Ir kai Dievas taip, jeigu tu ateini pas jį su visu tuo, kartais pakraupsti galvoji, tikrai. Ir tai yra didžiulė malonė, kad jis siunčia atgailą už visus tuos dalykus. Kai tu pamatai, tai galvoji, vau, niekada apie save taip prastai negalvojam, iš tikrųjų negalvojam. Tai vėlgi yra mūsų širdies slaptuma, kuri labai klastinga, sako raštas, ir jin iš tikrųjų klastinga. Jeigu be Dievo, tu ten ir nepamatysi tam tikrų dalykų. Einam toliau. Ilgai slepiamas. Taip, dar pasakysiu, ką jau pasakiau, bet dar kitais žodžiais. Karti ta šaknis, tarsi tas mūsų pyktis, kuris turėtų pakenkti kažkam, mes jaučiam pyktį. Tarkim, aš nekalbu dabar, kad jis išaugo į tą veiksmą, bet dar tik tai yra jausmas, pyktis. Ir mums atrodo, kad mes to pykčiu kažkam labai kenkiam, bet iš tiesų kenkiam labiausiai savo. Tas yra tiesa. Šiandien daugybė fizinių ligų yra tiesiogiai siejama su mūsų dvasinė būsena, su mūsų sieliniam žaizdom. Mes žinom tas rašto vietas, kad pavydas pūdo kaulus. Patarlių 14:30. Ir atvirkščiai, o kas teikia sveikatą mūsų kūnams ir atgaivą, mūsų kaulams? Atsiverskim Patarlių 3. Patarlių 3. Aš 5:8. Patarlių 3:5:8.
Visa širdim pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą, pripažink jį visur, kad ir ką darytumai, ir jis ištiesins tavo kelius. Nebūk išmintingas tik savo paties akise, pagarbiai bijok Viešpaties, ir akcentuoju dabar šitą vietą, ir venk piktą. Tai teiks sveikatą tavo kūnui ir atgaivą tavo kaulams. Vėlgi, kaip ir Kainui, kad buvo pasakyta, bet tu gali ją įveikti tą nuodėmę. Vengti pikto. Čia jau yra mūsų valios veiksmas. Vengti pikto. Kaip aš galiu vengti? Jeigu raštas sako venk piktą, reiškia mes galim. Tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas, ką šiandien kalbėjo Londone. Mes renkamės. Ar taip reaguoti, ar taip reaguoti. Ir čia jau nėra pasiteisinimo. Aš sureagavau, aš tik tai taip galiu, aš taip linkęs. Mes dažnai kaip žmonės taip teisinamės. Bet sako, venk piktą. Ir tai teiks sveikatą tavo kūnui ir atgaivą tavo kaulams. O kita patarlė, kur sakiau 14:30, sako, kad pavydas pūdo kaulus. Tiesiogiai pasakyta viskas. Ir aš nežinojau, kodėl aš dabar sergu, kodėl čia kažkokia fizinė negalė niekaip. Taip yra, žiūrėkit, kaip mes esam kalbėję apie maistą. Kodėl Dievas neišgydo stebuklingai kažkokių ligų? Paimtų ir pagytume staiga. Jis ir tai daro. Aš esu patyrusi stebuklingų Dievo išgydymų. Mano vyras yra patyręs stebuklingų išgydymų. Kad atėjom rankas, meldėmės, tepėm, aliem ir įvyko. Bet einant laikui, pastebėjau tokį kitą dalyką. Kada tampam brandesni, Viešpats nori duoti daugiau. Jis nori patraukti mūsų įpročius, kurie atvedė į tam tikrus negalavimus. Pakeisti juos geresniais. Mitybą pakeisti. Išmokyti sportuoti. Kiek jums Dievas taip yra kalbėjęs, kad nevalgyk to kažko arba valgyk tą kažką. Pradėk sportuoti. Juk yra kalbėjęs ir tai Viešpats, tai ne kažkas tik tai iš kažkur. Tai Dievas, jo pilnas žodis apie tai. Apie maistą, apie viską. Lygiai dvasinė prasme, jis galėtų patraukti kažką iš mūsų. Galėtų pats padaryti. Bet ta netinkama reakcija nuolatos, jinai žalos. Jinai žalos aplinkinius. Matot, už to stovi daugiau. Dievas visada turi tikslą, ne tik tai kažkaip tai mus ten, ne apie mus čia viskas, apie aplinkinius, apie santykius. Čia yra žymiai daugiau. Ir todėl ta dvasinė pusė, kiekvieno fizinio negalavimo, jinai yra. Aš radau tokį įdomių faktų, to pabandysiu surasti, kad kaip tai yra susijęs su mūsų fiziniam ligom. Kur čia yra? Širdyje nusivylimas. Kad jos sukelia tam tikrus negalavimus konkrečius. Ir tai yra, aš atsiversiu gal tas, paprasčiau man rasti. Ir tam tikri konkretus, kaip rezultatas nuodėmės yra tam tikri fiziniai, taip radau, pavyzdžiui, ilgai slepiamas nepasitenkinimas, pasipiktinimas, piktybė ir priešiškumas palaužia galiausiai kartėlio kamuojamo žmogaus fizinę sveikatą, sukeldamas tokias ligas kaip hipertonija, stenokardija, miokardo infarktas, insultas, skrandžio opa, įvairios psichikos ir nervų sistemos ligos. Kaip tai susiję? Dažną kartą gal net negalvojom, kaip čia gali būti, mumyse viskas susiję, nes neegzistuoja mūsų siela atskirai nuo fizinio kūno. Žiūrėkit, net yra toks faktas, seniai kažkada skaičiau, kad jeigu mes nuliūstame, tai mūsų imunitetas, imuninė sistema nustoja gaminti antikūnus tam tikrus. Kada mes stipriai nusimename, kada ilgai nepatiriam meilės. O tie vaikučiai, kurie auga nemylinčiose šeimose arba vaikų namuose, jie yra fiziškai dažnai paliekę. Kodėl? Ne vien dėl to, kad jos prastai maitina. Ne, jokių būdų. Jiem trūksta meilės. O dar kitą kalbą kalbant, tai tiesiogiai įtakoja jų fizinį sveikatą. Todėl verta apie tai pagalvoti. Ir netgi čia teigiama, ir aš pilnai sutinku, kad
Kartėlis visiškai paralyžiuoja dvasinį ir maldos gyvenimą. Taip, nes kas mus atskiria nuo Dievo? Nuodėmė. O kas yra tos visos reakcijos? Kaip jas Dievas įvardina? Pavyzdį iš pradžios knygos apie Kainą. Sako, nuodėmė tykoje. Nuodėmė. Tai yra nuodėmė. Kas iš vis yra nuodėmė, aš mąsčiau? Kas tai yra nuodėmė? Yra Naujajame testamente, sako, viskas, kas daroma ne iš įsitikinimo nuodėmė, bet iš tikrųjų viskas, kas yra nešventa, viskas, kas nėra prigimtis, kurią Dievas mums nori suteikti, viskas, kas yra priešinga jo prigimčiai. Pavydas nėra Dievo prigimties dalis. Pyktis nėra toks, kokį mes suprantam, jo prigimties dalis. Nors jisai yra Senajame testamente, kada jis išlieja tą pyktį. Bet tai yra greičiausiai to, ko mes negalim suvokti šiandien iki galo. Daugelis mūsų savybių, kerštavimas kažkam, nesugebėjimas atleisti, Dievas viską mums atleido, besąlygiškai. Dievas besąlygiškai mus myli. Suprantam tai ar nesuprantam? Todėl tie dalykai, apie ką dabar kalbam, kad tai yra visiškai dvi priešingos prigimtis ir Dievas, tai yra nuodėmė, kuri atskiria mus nuo Dievo. Ir dėl to tai yra paralyžiuojamas tas mūsų maldos gyvenimas, dvasinis gyvenimas. Mums to net nesuvokiant. Mes galim toliau vaikščioti į bažnyčią, ateiti, šypsotis, paskui vis daro sunkiau tai daryti, aišku, jeigu toliau save apgaudinėjom, bet tai kurį laiką nėra matoma. Ir visi puikiai žinom tą, esam matę, yra piešta, kas nežinau, kad kryžius, apie santykius kalbant, kryžius, ta vertikalioji kryžiaus linija simbolizuoja santykius su mūsų žemiško žmogaus, su Dievu, kuris yra aukštybėse, reiškia su ta nematoma jėga su Dievu, ir horizontalioji linija yra mūsų santykiai vienas su kitu. Kodėl raštas sako, kad kas nemyli brolio, kurį yra matęs, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Čia kaip formulė, tą, ką aš ką tik pasakiau, reiškia tai, kad jeigu tu praradai, neturi santykius su žmonėm, reiškia, tu praradai kažkokiu momentu santykius su Dievu. Tu tiesiog jos praradai. Ir tai yra savęs apgaudinėjimas, kad aš turiu santykius su Dievu, pas mane viskas ok. Nėra ok. Jeigu jau šąla santykiai su žmonėm, jeigu jau nesinori matyti nieko akise, tai yra pirmas signalas, kad eik pas viešpatį. Tai yra susiję. Ir toliau yra rašto vieta. Ne rašto vieta, dabar tiesiog panagrinėsim. Taip, yra toks geras apibūdinimas. Iš ko iš vis susidaro? Kas atveda? Kas tos nuodėmės? Jeigu dabar tai panagrinėtume atskirai, įvardinkim, iš tikrųjų, kad žinotumėm, kurios veda greičiausiai, kurios yra kaip to traša, kuri patrešia tą piktžolę ir kuri užaugina ją tokią, kuri paskui jau mums gyventi neduoda. Žinot, kai dabar kviečius auginam, jie taip suleidžia šaknis ir ten taip tos šaknis, kviečiai tai yra ne piktžolės, bet iš viso augalai turi savybę, kad net tų žemė nebesimato, į kurias buvo pasodinti tie augalai. Tai lygiai ta mūsų širdis, jeigu leis susibujuoti ir dar patrešti tą piktžolę, tai užsigavimas ar kas tai bebūtų, reiškia, jinai nebelieka širdį laisvos vietos ir todėl taip yra sunku po to priimti Dievo meilę, priimti viskas, kas iš Dievo ateina, nes ten jam vietos nebėra, ta širdis užimta kitais dalykais. Taigi, kelios sudedamosios dalis arba tos nuodėmės, dėl kurių atsiranda ta kartėlio šaknis. Pirmoji, apie kurią truputėlį užsiminti galiu ir daugiau gal, nusivylimas arba neišsipildęs troškimas. Kai mes nusiviliam kažko, kai mes siekiam kažkokio, turim svajonę ir tai neišsipildo. Taip nurytą tokį kąsnį, kaip šalto vandens garas kartais jauties. Aš taip to troškau, Dieve, taip to troškau, čia įsivaizdavau, turėsiu šeimą. Ir nėra. Aš troškau tos karjeros, profesiją ir nėra tos, ta, ką tu troškai, nėra. Ir tu nusivili. Kuo nusivili? Dievu pirmiausia, kad jisai neišpildė tavo tų troškimų.
Ir jau viena šaknelė. Taip? Jau viena nuodėmė. Ką sako raštas? Bėkit pas mane, bėkit, išpažinkit ir aš jūs išlaisvinsiu nuo tų nelaisvių visų, kurios jau mezgasi tavo širdį. Toliau. Nuoskauda. Tai kita sritis, kita nuodėmė, kuri tarsi, mažiausiai matoma ir mes lengvai ją pateisinam. Juk ne mes kažkam blogą padarė, mums padarė blogą. Dėjo, tept, liaudį. Purvinais batais yra sakoma, atėjo, primindžiojo sielą, dar kitaip yra sakoma ir išėjo. Jūs žinote, ne tokia patarlė. Tai yra nuoskauda, tu kažkaip neaptikti gali tą pačią pirmą akimirką, kad čia kažkas tau pasakė. Artimieji žaidžia visada skaudžiausiai, tada ta reakcija būna tokia išreikšta, bet būna reakcijų, kur tu ten net neįtari. Pastebėjau keistą dalyką, kada net susižeidi, tarkim, ir kraujas jau bėga iš žaizdos. Pradžioj tu net nejauti, kad ten yra žaizda. Pareini visas kruvinas iš lauko, ten vaikai pabėga kartais, sakau, kas tau čia yra? Sako, ką žinai, parodai, kad ten jau kraujo pilni batai. O ką, sako, ta pirma, matot, viskas šitam nematomam turi atitikmenis matomam gyvenime. Ir tu net neįtari, bet ta nuoskauda po nuoskaudos ir kaip tas sniego gniužulas, nuoskauda po nuoskaudos ir viniojasi, ir didėja, ir jau besmegenį gali daryti. Aišku, iš sniego gniužulų, iš nuoskaudų, ne besenis. Ir kita nuoskaudų lygiai pykčio savybė, kada tai užauga iki pakankamai didelio ir neišpažintos ir neatgailautos tos nuoskaudos, jos yra pavojingos, kad jos gali pratrūkti ir kaip ugnikalniai, žinot, jie kunkuliuoja, bet vieną dieną tu nežinai niekada kada ir kokiamis aplinkybėmis. Kada Vezuvijus išsiveržė, jisai sunaikino visą miestą papėdėj to kalno. Ir gyventojai tikrai galbūt visada su baime laukia, aplinkiniai, kada stebi tavo būseną ir kada jin tampa matoma. Aš žinau, kad namuose ypač tu jau jauti, kad kažkas tavo artimui negerai ir tu tarsi su baime lauki, kada jam pratrūks. Mes visi jaučiam, bet padėti tikrai negalim, nieko. Tai gali melstis už tą žmogų, draugas artimas, draugė. Tu gali jausti, kad kažkas ne taip ir jeigu eini kalbėtis ir nesulauki to pačio, tai ta nuoskauda dar labiau didėja. Visada yra gerai pasikalbėti, visada yra gerai išsiaiškinti, bet čia vėlgi tarsi lauki, kad tas, kuris tave įskaudino, ateis. O jeigu jis neteis, ir dažniausiai neteis, nes jis net gali neįtarti, kad tave įskaudino, ir tu neini, ir tai kaupias ir jau jauti, kad įtampa santykiuose kažkas stovi, siena kažkokia. Ir jeigu jau ir tas jaučia draugas, galiausiai sako, kas čia tau yra, ir tu jau tiek ten užsigavęs, kad jau net paaiškinti negali, kas yra, bet santykiai atšąla, tai yra siena, tai yra kas atskiria. Ir gali tai bet koks ten visai nereikšmingas žodis, belekas padaryti tokį protrūkį, kuris ten visiškai sugriausto tą likusią draugystę. Todėl laiku, sako, jinai tykoja prie tavo durų, bet tu gali ją įveikti. Man tas labai patinka, kad tu gali ją įveikti. Dievas duoda jėgų įveikti. Jis tą ką jinai pasakė, šiandien lygiai tą ką tu mums sako. Tu gali ją įveikti. Ir nuoskauda yra užkrečiama, žinot, užkrečiamas ligas. Nes kai mums skauda, mes norime eiti dalintis. Ir čia yra visa klaida, pas ką nueisim pasidalinti. Ar mes nueisim pas tą, pas ką reikia nueiti. Turiu omeny viešpatį arba tą, kuris mūsų skaudino. Du dalyvauja čia visada pas viešpatį, kad duotų jėgų nueiti, o kai jau gaunam pas tą, kuris įskaudino. Ar mes nueisim guostis, tarsi nuguostis kažkam, kuris nėra į tai įtrauktas. Ir dažniausiai, žinot, gal yra ir tie variantai, bet čia yra slidu labai, kai mes nepadarę tų pirmų dviejų nueinam tuo trečiu keliu, mes labai rizikuojam pasislysti. Mes labai rizikuojam, kad ten švariai nepraeisim, nes tai, ką mes kalbėsim, bus arba iškreipta skausmo mūsų, arba išdidinta ir gausis tai, kad mes dar labiau save pakurstysim ir to, kad būtų palengvėjimas, kurio mes laukiam, jis gali neteiti, o atvirkščiai dar padidėta pati nuoskauda. Todėl ir sako, kad
Todėl mums ir neužkrėsti kitų geriau, nes užkrėsti yra lengva. Dievas mus moko savo žodį, kad neteistume, neapkalbinėtume kitų. Ir ta riba tokia yra subtili tų apkalbinėjimų, ypač kai esi sužeistas. Ypač tada, kas patyrė, tai žinot, visi patyrė, jeigu taip sąžiningai. Taip. Ir žinot, yra kelių tipų žmonės. Tie, kurie save laiko, daugmaž padoriais, aš padorus, nuosavo teisumą, vadinkim taip, nuosavo teisumą, pilna širdis. Tada iš tikrųjų tu nematai netgi tas toks aklumas, kad aš čia dabar, aš turiu padaryti, kad aš tas mano žingsnis, aš teisingai viską dariau, o aš ne prie ko, taip tariant. Ir kiek esu pažinusi žmonių, yra tokie, jie nereikia atgailauja, atsiprašo, atbėga, ir jiem yra lengva toj vietoj, gal jie turi kitų problemų, bet šitoj vietoj yra sunkiausia tiems, kurie esam kažkas, tokie figūros, vadink, matomos figūros. Ir mes, jeigu tą nuosavą teisumą, tik Dievas jį gali patraukti, tik jisai, nes tai yra kaip iškreipti akiniai, tu niekada nieko nematysi. Tau jau rodys pirštu, kad čia pas tave smirda, bet tu sakysi, ne, pas mane viskas tvarkoj, pas tave patys smirda. Vaikai dažnai taip sako viens ant kito. Kai jie susipyksta, jie rodo pirštu kits kitą, kad ne, mama, jisai man padarė. O jisai sako, ne, jisai kaltas. Tai va, lygiai ta pati istorija. Bet mes ne vaikai. Dievas mus veda į kitokį supratimą. Ir dabar labai gerą pavyzdį turiu iš knygos, paskaitysiu apie vyrą, kuris norėjo, kaip jis įsiskaudino. Norit, paskaitysiu. Vienas toks krikščionis gyvenęs gana pavyzdingą gyvenimą labai norėjo pasitarnauti viešpačiui. Ir kažkodėl nusprendė, kad jis turi tapti bendruomenės pastoriumi. Būna tokių istorijų. Deja, siekiant šio tikslo jam kelią pastojo kitas tarnautojas, kuriam bažnyčia suteikė pirmenybę. Įsiskaudinęs, kad jį atstūmė, jo nesuprato ir neįvertino, šis krikščionis ėmė taip visų ir visko neapkęsti, kad jo kartėlis, kaip vėžys, pradėjo griauti jo sielą ir visą likusį gyvenimą. Jo nuolat nepatenkintas, piktas, paniuręs veidas visus slėgdavo. Kad ir apie ką jis kalbėdavo, galiausiai viskas baigdavosi mintimis apie jam padarytą nepelnytą skriaudą. Genamas kartėlio, šis žmogus nuolat stengiasi rasti kitų, kurie jį užjaustų ir palaikytų jo nuomonę. Tačiau tokiu būdu įgyti draugai kabutėse, pavargę nuo vis tos pačios šių pokalbių temos, vienas po kito greitai jį palikdavo. Pasikartojantis bandymai užkrėsti kartėlių savo vaikus baigėsi tuo, kad vaikai tapo jam svetimi. O jis visiškai užsidarė savyje ir atsitvėrė nuo visko, kas jį supo, nuolat savęs gailėdamas ir apraudodamas. Po daugelio tokio kartėlio apnuodyto nedžiaugsmingo gyvenimo metų jis išėjo į amžinybę, išsineždamas savo pyktį ir nuoskaudas. Liūdna istorija. Niekam nelinkit nei savo, bet kiek bažnyčiai stebint tokių dalykų. Dabar, kadangi čia nėra nei vieno, kuris atėjo šiandien pirmą kartą, tie pavojai, velnias ir čia gali padaryti iš nieko situaciją. Atėjo sesė išlovinimą, kurių gieda gražiau negu toji dabartinė solistė, aš pavyzdžius dabar teikiu, ir tau jau gali kilti viduj kažkas, ko net nesitikėjai, ko net nelaukiai. Kažkas pradėjo tarnauti už sumuštinius geresnius tepti, kavos tarnavime. Ir pagyrė kažkas prie tavęs tą kitą. Ir kas tavo širdį vyks?
Pirma reakcija visada bus pavydas, dar kažkas. Nežinau nei vieno švento. Pirma reakcija bus, bet ar mes leisim užsimegzti tam toliau ir bujuoti? Reakcija tai nieko tokio. Reakcija yra reakcija. Reaguoti irgi išmokstam per laiką. Arba nereaguoti kai ką. Daugybė pavyzdžių, kurie arba atneš gyvenimą, arba mirtį. Tos situacijos yra testai, Dievo testai mums, kai mes sakome, mes jau Dievas subrendė, duok ką nors daugiau. Sako, duosiu, bet prieš tai testas. Ir testų yra visokių. Turėjau vieną testą namuose, kai atėjo mano pusseserė, visa tatuiruota ir auskaruota į namus. Tai buvo testas, Dievo testas. Ir žinokit, jinai niekada nežino, jin paskambina iš vakaro, ar galiu ateiti. O 2 kartus, kai atėjo, buvo taip, kad visada būdavo žmonių pas mus. Vieną kartą buvo sekmadienis ir buvo šeimų ląstelė, visus iš anksto įspėjau, sakau, dabar turėsim svečią, aš jums pasakau tą istoriją. Bet po to 2 jūs dar negirdėjote. Yra tęsinys tų istorijų. Ir jinai atėjo iš vakaro, kai paskambino, kitą dieną buvo vienos dukros gimtadienis. O kai antrą kartą paskambino, buvo kitos dukros gimtadienis. Jinai nieko nežinojo apie tas datas. Vieną kartą aš jai pasakiau, kad bus gimtadienis ir kad bus žmonių. Kitą kartą aš jau jai nesakiau nieko. Ir visada jinai ateidavo, kai būdavo žmonių. Kiek tai buvo testas jai, aš nežinau, bet kad mums visiems buvo testas, tai tikrai. Nes tokį žmogų mylėti ir priimti nėra paprasta. Bendrauti su juo, parodyti jam dėmesį, meilę. Mes jau brandus viešpatė. Mes jau galim mylėti visą pasaulį. Sako, tu mylėsi va tą, dabar varguolį, kurį tau atsiunčiau. Kaip ten mato Evangelijoje, kai sako, atskyrė vis nuožių ir pasakė, kad pat jūs tą mane priėmėt, o kitiems nepriėmėt. Ir jie klausia, kaip mes priėmėm. Čia kita pamokslo tema, bet aš noriu trumpai, ką aš supratau. Dažną kartą mes nežinom, kad taip viešpats mus testuoja. Nes tie, kurie padarė, įvykdė tą testą, jie irgi sako, kodėl mes čia tave priėmėm, pamaitinom. Atsimenat, kai Jėzaus, jie reiškia nežinojo, kad jie buvo priėmę Jėzų. Jie niekada nežinojo. Ir lygiai tie nežinojo, ir lygiai tie aš anksčiau apie tai nemąstydavau, galvoju, kaip įdomu, nežinojo nei tie. Dažną kartą net neįtariam, kad dabar testas. Kažkokį valką tai atsiunti testas. Kažkas tau pasakė kažką, tavo reakcija testas. Pasitikrink, ar tu jau tikrai vaikštai su viešpačiu. Taigi ir ta pusseserė atėjo, aš čia bendrauju, faina, vaikai čia žaidžia, ir kažkas, žinai, tokia situacija, sako, einam fotkintis, ir kažkas, žinai, sako, aš nenoriu. Sakau, ateik, žiūrėk, va, žaidimą fainą atsinešė. Man neįdomu, sako, aš žinau, kad tam žmogui labai įdomu tie žaidimai. Ir čia padėjau, sako, važiuok dabar visus, stebėk kitaip, ir parodė kai ką per tai. Stebėk kitaip, sako, va, čia reakcijos, viską išduoda. Nepasmerkim, visiškai ne tam, kad mus dabar, va, kaip mokykloje gavai dvejetą, dabar neįstosi kažkur. Arba ten tą greitą, netokį neįstosi. Ne, tam, kad būtumėm, pamatytumėm, kur esame ir žinotumėm, kur mums reikia jo malonės. Jo malonės, daugiau nieko. Jo malonės priimti va tą kitokį, jo nuomonę priimti ir nesipiktinti, ir neužsigauti. Visur jo malonė reikalinga. Nedaug Dieve, taip iškeliauti amžinybę su visu to pykčiu, nuoskaudom, kartėliu. Sako, jeigu mes metų metus jaučiame nuoskaudas, tai reiškia, kad mes esame kerštingi ir nesugebam atleisti. Kiek kartų mes spyriojomės prieš šitą tiesą? Negaliu atleisti. Ir kas? Reiškia, aš nuoskaudą jaučiu, ir kas čia mano reikalas? Bet jeigu išpažintume Dievui, kad aš esu, reiškia, esu tas kerštingas, nesugebu Dievę atleisti. Sako, taip toks, koks esi. Bet ne, figos lapais apsidangstom, ne, Dieve, aš nenuogas, ne, Dieve, dabar viskas su manim gerai, nieko nepadariau, Dieve. Kieno prigimtis čia kalba? Adomo, kuris nusidėjo. O naujoji Adomo prigimtis kur veda? Ateik toks, koks esi, va dabar, taip jauties, aš tavęs neatstumsiu, aš tavęs nepasmerksiu, aš tavęs nenusiųsiu dabar į pragarą. Į pragarą nueisi tada, kada neteisi. Ir susiterši tą karčią šaknim, prarasi mano malonę, kurią priėmei, tą išgelbėjimą, tik malonę ir priėmei. Ir jeigu tu atmesi tą malonę dabar,
kad aš galiu ją duoti tau, atgailauti, malonę, kuri tave įgalins išrauti tą karčią šaknį iš savo širdies ir būti laisvam ir judėti ten, kur aš tave vedu. Tai dėl to aš tavęs į pragarą nenusiųsiu. Aš tau laisvę noriu duoti. Laisvę. Vienu tikslu tau rodo visą tai. Bet kas neleidžia to pripažinti? Dar vienas prisikabinės dalykas. Išdidumas. Išdidumas. Kaip istorija, kurią pasakojo Julija, atvažiuojant, galiu nepapasakoti. Čia į temą labai. Kai jai pardavėja Lietuvoje davė grąžą per didelę, dvigubai per didelę, tiek, kiek jinai sumokėti turėjo. Ne, iš tikrųjų padavė 100 litų, o pardavėja įmušė į kasą, kad jį 200 davė ir atmetė grąžą kaip iš 200. Ir kai nuėjo su tais pinigais, sako, jūs man per daug davėt. Jinai sako, nėra taip, tu čia išsigalvoji, tu man neaiškink, kaip čia reikia dirbti, tu ką savo galvoji. Ji nepaėmė tų pinigų. Jinai nuėjo netgi antrą dieną, jai tų pinigų siūlyti ir jinai pasakė, tu man trukdai dirbti, eik namo, ko tu nori iš manęs. Čia buvo viršūnė išdidumo žmogaus. Tai galbūt jinai Dievo nepažįsta. O kiek kartų mes, kurie pažįstam Dievą, taip elgiamės? Kažkas ateina ir rodo, kažkur suklydai, čia buvo klaida su pinigais. Ir jos nenaudai, kas įdomiausiai, žmogus atėjo atiduoti pinigų ir koks išdidumas. Geriausias išdidumo pavyzdys, Juliačiai. Ir o Dievas ateina, sako, va dabar tu čia va padarei kažką, tu suklydai. Ne, negali būti, aš visada teisus, aš 15 metų jau dirbu. Ta pardavėja pasakė, aš neklystu niekada. 15 metų. Tu nežinai, kaip ta kasa veikia iš viso, jį irgi dirbus. Iš kur mes žinom? Iš šono, sako, geriau matos. Ir kai žmogus ateina ir kalba su meilė tiesa, kodėl mes taip reaguojame? Dar kitas prisikabinės, dar kita nuodėmė. Dar kita traša mūsų kartėliui – išdidumas. Žiūrėkit, visą jau sąrašą turim. Ir kur toliau tas veda kelias? Ir ką raštas sako, jeigu jūs neatleisite, ne jūsų tėvas, kuris danguje, neatleis jūsų nusižengimų. Mes žinom tą raštą ir cituojam, ar ne? Iš Morkaus 11:26. Jeigu jūs neatleisite, reiškia, jeigu mes neatleisim, ne mūsų tėvas, kuris danguje, neatleis mums mūsų nusižengimų, jeigu mes norim, kad tie nusižengimai būtų visi atleisti, kiek kartų per dieną visko pridarom? Kiek kartų? Kaip Petras sako, tai kiek kartų aš turiu atleisti? 7? Ne, sako Petrai, tu nieko nesupranti. 70 kart 7. Petras turbūt jau nieko nebeklausia toliau ir iš galvos susėmė. Neįmanoma savo jėgomis tiek kartų atleisti savo skriaudėjams. Neįmanoma. Vieną kartą geriausia. Kaip vaikai dažnai irgi sako, kad leidau, kiek aš čia galiu atsiprašinėti. Mes taip vaikiškai kartais elgiamės savo nenaudai. Juk viskas mūsų nenaudai. Pyktis ne kito žmogaus gyvenimą griauna, o mūsų pačių širdis iš vidaus paverčia ten tokią dykynę, kad paskui jo viešpatė. Tai niekam nebėra vietos. Ką jau kalbėt apie meilę. Tai neapykanta ir griuvėsiai. Bet prie ko čia Dievas? Ir dar paskui Dievą apkaltina. Ne prie ko, jisai viską padarė. Jis viską padarė, kad mes turėtumėm tų vaistų nuo savo negalavimų išgyti. Jis visus vaistus davė, atleisti. Paprastas įsakymas, paprastas toks, atleiskit. Kol tu neturi reikalų su tuo, atrodo taip paprasta ir kitam patarti. Atleiskit, čia taip paprasta. Bet vos paliečia mus pačius, žinom, kad be jo jėgos nepadarysim. Reikia jo malonės. Na ir kokia čia dar? Visi žinom tą istoriją su netikusiu vergu, kurį šeimininkas atleido nuo didelės skolos, tačiau pastarasis nesugebėjo dovanoti menkų įsiskolinimų savo skolininkui. Kiek kartų dažnai mes taip elgiamės? Kaip Viešpats viską atleido ir į priekį, ir kas buvo, ir kas dabar yra, ir kas bus. Jis viską mums dovanoja. Ir dažną kartą tikrai tegul įsirašo tas pavyzdys tam, kad kai ateina tos situacijos ir sakom, negaliu dabar atleisti, prisimintume, kiek daug Viešpats mums dovanoja. Kad viską dovanoja, tai ką reiškia dabar kažkam kažkokius ten žodžius atleisti? Nuskaudina jie mane.
O ką Jėzaus neskaudino, kai jį ten plūdo? Aš kartais bandau pastatyti save į jo vietą, ne visada gaunasi, Dieve, galvoju, kaip tu iš vis galėjai pakelti. Jau skausmų ten persmeltas kabojam to kryžiaus, jau tau iš vis ten savijauta, nežmoniška. Ir dar tave spjaudo, dar ten to atstu, žinai, bando panosim kišti, tyčioje, žinai, jeigu tu Dievo sūnus, ten ir tu atleidai visą tai. Su mumis nei vienu dar taip nebuvo. Ar Dievas nežino, ką mums skauda kiekvieną kartą? Žinau, jis pats tą patyrė. Kodėl nesakykim, ką negalim? Nesakykim, viską, su juo viską galim. Jis įgalina, mums sako, įgalina, aš įgalinu jūs daryti visą tai ir dar daugiau. Jis įgalina mums, jis įgalina. Jeigu aš pati galėčiau viską, man nereikėtų Dievo. Jis įgalina ir tik jis vienintelis. Ateikim pas jį tokie, kokie esame, vargšai, ateikim, atšliauškim, kaip mums išeina, bet ateikim. Į čia pat jisai suteiks jėgų. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Moko Dievo žodis Efeziečiams 4:26. Kiek kartų nuėjau miegoti nesusitaikius su kažkuo, kad ir su vyru, tiek nieko gero. Tiek nieko gero. Kas tai patyrėt, kad tai eilutė yra svarbi? Todėl, kad naktį vyksta kažkokie dalykai. Matot, jėga, Dievo jėga turi savybę statyti, pyktis ir visi kiti, tai kas nėra Dievo prigimtis. Bet kokia kita jėga turi savybę griauti. Ir net mums miegant, jeigu mes neatgailavom už kažkokią nuodėmę, jį toliau tęsti savo griaunamą į darbą. Net tada, kai miegam. Ir todėl, kai atsikeliam ryte, nėra jau nei jo malonės, nei jo šlovės, kažkas viduj tuščia, kažkoks jausmas, žinai, truputėlį kamonį paragauti to, ką reiškia gyventi be Dievo. Ir tu nebenori to. Nelabai faina, kai patyrė jo šlovę, jo buvimą. Labai skiriasi ta būsena, kai tu toks šlovė pasitraukia, šlovė. Aš įsivaizduoju turbūt, kaip sako, žmonės, kurie ten pragare buvo, jūs neįsivaizduojat, sako, to buvimo be Dievo. Jūs čia tik patiriat truputėlį kartais, o ten ištisai tas buvimas, atskirimas nuo Dievo, be jo. Tai va tas nuodėmė atskiri. Ir ta jėga griauna toliau iš vidaus, griauna ir Dievą atitolina. Mums nieko nedarom, mes tik nepadarėm to, ko reikėjo, o darbas toliau vyksta. Mechanizmas paleistas. Nuodėmė, matot, paleido tam tikrą mechanizmą ir jisai veikia. Kristus jį sustabdė. Bet kiekviena situacija ateinanti reikalauja to paties proceso. Išpažinti, atgailauti, atsiprašyti ir tai tik sustabdo. Vienintelis tai. Mes galim galvoti, ką norim. Galim galvoti, dažnai apsigaunam. Tai praeis savaime kažkaip. Laikas užgytis. Ir dar toliau pasigrumdo viskas. Nusėda. Tampa nebe taip jau paviršiui, susigrumdo, niekas niekur nedingsta, vakuumo nėra. Vienintelis, kas išbalina už sniegas keiščiau, yra Jėzaus kraujas. Jis viską padarė. Instrukcija pridėta. Bet tam reikia numirti savo. Tai yra auka. Tai yra auka. Numirti savo egoizmui, pagalvoti apie kitą. Kažkaip mes dažnai klystam sakydami, kad tai liečia tik mane. Aš įsiskaudinau, tai liečia tik mane. Tai neliečia tik mane. Tai liečia mano visą šeimą, mano aplinką, kurioje aš esu. Mano pyktis neliečia tik mane. Tai yra griaunanti jėga, kuri vartys vis daugiau, kaip tas epicentras, žinai. Aš būsiu tas epicentras, kai sprogsta atominė bomba, epicentras, ten, kur jinai nukrenta. Aš būsiu tas epicentras, o jin plis ir plis, jeigu aš to nesustabdysiu. Ir jin vis daugiau žmonių palies. Tai yra jėga, kuri griauna. Pyktis, neapykanta, tai yra jėga, kuri užmuša net tiesioginė prasme, kaip sakiau. Juk mes meldžiamės ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Nežinau, kiekvieną dieną gal negalvom apie tai, bet maldoj Dieve mūsų visi principai tikrai sudėti. Ir jeigu Dievas sako, kad tiek, kiek tu atleisi, tiek tau bus atleista, taip ir yra. Taip ir yra. Galbūt paaiškės vėliau, ne iš karto, bet jis nemeluoja, jo žodis yra tiesa.
Ir jeigu mes statom ant jo žodžio, mes nelabai turim pasirinkti iš ko. Tiksliau, mes visada renkamės gyvenimą arba mirtį. Kaip ir sakiau, kaip įskaudintasis, taip ir nesugebantis atleisti žmogus nuolat ieško jį atjaučiančių, tampa įtarus savo skriaudėjo atžvilgiu. Tu pradedi ieškoti, kabinėtis, trūkumų to žmogaus. Anksčiau lyg viskas ir fain. Dabar jau tas tavo objektas, kuris tave skaudino, tai gali būti vyras, žmona, draugė, draugas. Pradedi pastebėti jo trūkumų, žiūrėk. Jau pradedi matyti, koks jis ten netobulas ir visa kita. Ir iš to gali spręsti, yra simptomatika, kad pas tave ne viskas gerai jau. Žvilgsnis išsikreipia. Ant ko nors pykdami mes statome sieną ne tik tarp žmonių ir savęs, bet tarp savęs ir viešpaties. Ir vienintelis, kas mūsų atitolina nuo Dievo, tai mūsų nuodėmės. Ir dažną kartą mes nesuprantam, kas yra, kad mes aukojam tas savo, vadink, materialinės aukas, pinigus, aukojam dvasinės aukas, tarnaujam Dievui, vadink taip. Esame įsisukę į visokius Dievo reikalus, bet nepatiriam džiaugsmo, nepatiriam atgaivos, nesam patenkinti to, ką darom. Ir negalim suvokti, kas vyksta. Ir kiek kartų patyrė tai, kad galiausiai prieinam prie vienos išvados, kada kažko tu pyksti, kažkokia nuodėmė yra tavo gyvenime, kurią jau Dievas rodė, kurią turi pašalinti. Bet bandom save apgauti, bandom dar daugiau dirbsiu dėl Dievo. Neveikia daugiau dirbsiu dėl Dievo. Ką sako žodis? Vėlgi einam į žodį. Todėl, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Dovana, čia turiu omeny ne tik tai tą fizinę, kaip ir sakiau, dovana, kurias Viešpats mums davė. Mes aukojam savo dovaną, savo talentus jam. Ir čia tą turiu omeny, čia yra Mato Evangelija, 5 skyrius, 23 eilutė. Kaip su tuo atveju, kai mes sakom, kad atleidom, bet pamiršti negalim? Juk dažnai tai būna, mes sakom, atleidau tam, viskas su manim tvarkoja, bet žiūrėkit, ateina situacija ir tu vėl ją daliniesi, ten pasakoji draugams, kaip ten buvo, ir vėl, ir kol tu iš tikrųjų atleidi. Ir kol tu iš tikrųjų ateini su to problema, išpažįsti ją Dievui, tam, kuris iš tikrųjų mums atleido viską, tam, kuris vienintelis ir gali tau padėti toj vietoj. Iš tikrųjų atleidęs, tai nebus, kad gal tu taip neprisiminsi to, kas ten buvo. Nors dažną kartą man paskui, kai pasakoju toj vietoj, kuriais atleidęs, tu tikrai neprisimeni tų detalių. Bet jeigu su detalėmis viską prisimeni, tada reiškia yra didelis įtarimas, kad tu dar neatleidai iki galo. Nes vėlgi, kaip sakiau, atleidimas yra jo malonė. Dovana tiesiog, kurią reikia pasiimti tikėjimu. Kita nuodėmė, kuri mus veda į kartėlį, apkartimą širdies, tai yra nesusipratimai. Nesusipratimai. Pilna bažnyčiose nesusipratimų tarp brolių, sesių, ne tik tai tarp pasaulio žmonių. Mes daugiau kalbam apie save. Taip, pasaulyje tai viskas ten aišku. Nesusipratimai kyla, kada tu galvoji, kad tas žmogus turi slapčių užmačių visokių, tu tiesiog nesusikalbi dėl kažko ir neišsiaiškinti laiku. Tu jau ne tai pažiūrėjo, ne tą turėjo omeny, o ką iš čia ruošiasi daryti, o kodėl man nepapasakojo, kokie čia jo ketinimai, kokie čia jo tikslai. Tavo nuomonės nepaisoma ir čia prasideda nuoskauda, kuri veda po to į pyktį ir taip toliau, ir jau tada atstumas, ta pati schema. Kartėlis turi visas sąlygas leisti tą šaknį, karčią, toliau. Ir puikiai tą
iliustruoja rašto vieta. Rašto vieta Galatams 5, mes apie kūno darbus va. Galatams 5, 19, 25. Visos rašto vietos esu įsitikinusi joms yra gerai žinomos. Bet paskaityti dar kartą iš tikrųjų nebus pro šalį, todėl kad tai yra Korintiečiai. Galatams 5, 19, 25. Kūno darbai žinomi, tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, bebendrystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Ten atsimenat iš Hebrajams laiško, kai buvo pasakyta, kad nepaveldės Dievo karalystės, o ten buvo pasakyta taip, kad neprarastų, žiūrėkit, kad kas neprarastų Dievo malonės. Tai čia tas praradimas Dievo malonės, čia tas pats yra, kas nepaveldės Dievo karalystės. Tai yra platesnė prasmė, kad tu gali prarasti Dievo malonę. Bet atsimenat, mes išgelbėti tikėjimu per malonę. Ir kai mes tai ignoruojam, tai atitolina šitą nuodėmę mus nuo Dievo. Ir net neaišku, kada yra ta riba, už kurios tu nebepareisi. Man yra labai liūdna taip kalbėti. Aš nenoriu to sakyti. Aš net savo apie tai nenoriu kalbėti. Bet tiesa yra tokia. Bet čia yra antra rašto vieta, kuris sako, aš įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Taip, ne dėl darbų mes ten pateksim. Ir ne dėl to, kad mes tobuli ar šventi, tam nebūtų reikėję Kristui ateiti ir numirti. Bet čia kalba apie tai, kad jeigu mes tai toleruojam ir leidžiam tam bujot, vieną dieną tą piktžolę užsibujos ir mums jau bus sunku matyti iš vis Dievą, tuo, ko jis yra, bus sunku patirti jo meilę. Ir mes būdami kūnų dar bendruomeniai, bažnyčiai, širdį būsim seniai atšalę nuo jo. Nuodėmė mus atskirs nuo jo ir kažin, ar ta riba nematoma, todėl budėkime. Moko raštas budėti. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Dvasios vaisius. Kaip mes marinam kūno darbus? Kaip raštas sako, dvasia, marinkit kūno darbus.